Trakai yra visos Lietuvos brangenybė, kurią mes turim puoselėti, kad čia būtų gera ir gyventi, ir svečiams būtų malonu atvykti į šį miestą. Žinoma, maloniau, kaip mes turėjom seną turgų, Šabakštyną, kai mes vadinom jį, tai dabar žinoma maloniau ir akiai, ir patiems yra švariau, gražiau ir jaukiau dirbti, kas be ko. Tai anksčiau ir balvos lentom apsikrovė, kas kaip apsikalė, patys matėt, kaip buvo. Dabar aišku, jau yra ta estetika, švara ir daug geriau yra. Žinokit, dabar tiek nefotografuoja turistai, kaip to fotografuodavo anksčiau. Jiems būdavo tikriausiai labai tas vaizdas keistas. Šiais metais valdžia tikrai matosi, kad pasirūpino paplūdimiu Trakų. Mes netgi žiemą čia atvykom pasivaikščioti. Čia labai sutvarkyta, labai gražu, paplūdimys smėlėtas, labai daug persirengimo kabinų ir pagrindė susirinkdavo vilniečiai, netgi trakiečių mažai čia sutiks. Mes patys gyvenam ir Vilniuj, bet dažnai atvažiuojam aplankyti giminių Trakuose. Iš tikro Lentvaris yra didžiausias mūsų savivaldybės miestas ir tas miestas buvo pamirštas, buvo apleistas ir iš tikro labai smagu, kad yra tvarkoma gatvės, baigiame sutvarkyti infrastruktūrą, turim puikiai pėsčiųjų alėją, kaip manot, sutvarkytos visos kitos gatvės ir šitam miestui iš tikro skiriam daug dėmesio ir į šitą miestą ateina didžiulės investicijos. Iš tikrųjų pagerėjimas yra labai didelis. Nes, kaip matot, Lentvaris labai pasikeitė, tiek šita gatvė, tiek matėt Geležinkelio gatvė, Lauko gatvės, iš tikrųjų visos yra labai pasikeitusios. Vaizdas visai kitoks, tiesiog džiugu išeiti ir pamatyti, kad Lentvaris atgimsta. Šito darželio tikrai lentvariečiai labai laukia, nes vaikų yra labai daug, miestas yra labai didelis ir buvo vienas darželis, kuris priėmė visus Lentvario vaikus. Ir kai atsidarė mūsų darželis, kurio labai gražus pavadinimas Svajonėlė, jisai iš tikrųjų išpildė 120 šeimų svajonę. Bet tas poreikis išliko ir toliau ieškomos galimybės, kaip padėti kitom šeimom. Šiluma šiais metais atpigo, ženkliai atpigo. Ypatingai pensininkam, tai jeigu jau prisideda kokie 20 litų ar daugiau, tai yra ko pasidžiaugti. Mes labai džiaugiamės, kad atidaryta yra biokuro katilinė, šiluma dabar normali, pastoviai kūrena, šilta, kainos sumažėjo, kuo daugiau žmogui reikia. Mes labai patenkinti esam, kad jisai buvo meru ir labai norim, kad jis ir toliau būtų meras, kad jisai tiesiog mus globotų, padėtų mums, kaip ir visada. Gali kreiptis bet kokiu laiku pas jį, jisai visada, niekada paprastam žmogui dar nėra atsakęs. Jaučiasi. Pensininkų tai rytas svarbu. Labai aktyvus, susitikinėja su paprastai žmonėm. Teko man vieną kartą girdėti, moteris pasakojo, kad vienu žodžiu, pas mane per mano visą gyvenimą nebuvo ne vienas meras užsukęs į mano kiemą. O Zalieckas užsuko, pasidomėjo, kaip gyvena, gal reikia ko padėti. Aikštė jo dėka baigta, sutvarkyta. Mes džiaugiamės, kad turim gražią aikštę, turim sceną, yra kur renginius vest, susirenkam visi. Anksčiau tai buvo grindinys, akmeninis buvo, o dabar labai gražu, kažin ar Respublikoje yra daugiau tokia aikštė.
Labai laukiamės tos kovo 1-osios, nes tikrai visas, negaliu pasakyti konkrečiai, kad visi žmonės, bet kiek tenka kalbėtis ir ypatingai mano šeima, tai kito žmogaus, kaip Trakų rajone mero, nemato daugiau. Tikrai labai protingas, geras ūkininkas, turi supratimą visose srityse, su juo gali net ir pasišnekėti ir ūkio reikalais. Jeigu reikia kada kokios pagalbos, nesant jam ir buvusiam merui, man reikėjo pačiai asmeniškai kreiptis, jis tikrai nukreipė man, kur kreiptis, ką daryti, kur rašyti, su kuo pasišnekėti. Mes stovime čia prie Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčios, kuri šventė praėjusiais metais savo 100 metų jubiliejų. Jubiliejaus proga buvo pakeistas Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčios varpas, o iniciatorius šio varpo mūsų aukštadvarietis, kraštietis Vytautas Zalieckas. Žmonės iš tikrųjų labai dėkingi jam, džiaugiasi, dėkoja, nes tikrai dabar turime skambų Aukštadvario varpą. Pirmiausia, Vytautas Zalieckas, tai kaip yra ir mūsų kraštietis, galima sakyti, vis tiek toj pačioj seniūnijoje gyvenam, jo tėviškė visai ne iš toli čia yra. O šiaip prisidėjo, tai jisai tikrai gerais darbais. Kaip matote, pas mus Vijūnų mokykloje prieš 2 metus vyko pagal lyder programą iš vietos veiklos grupės projekto 1 aukšto remontas. Kadangi čia dar mes kaip ir tokia mokyklėlė buvom, net neturėjom sanmazgų, buvo lauke. Tai dabar jau viskas patvarkyta, yra suremontuota ir vietoj svarbiausia yra jau sanmazgai, jau vaikams nebereikia žiemą lakstyti per šalį į lauką. Jisai žino, kur reikia ką padaryti. Jam nereikia skaityti iš lapelio, jam nereikia ruoštis, jis visada, ko gero, naktį atsikels ir jis viską žino, kas rajone vyksta šią minutę, šią valandą, ir jis žino, ko kiekvienai, reiškia, seniūnijai rajone reikia. Sako, neatidėliotinai reikia daryti. Nelaukti kažko, tai kažkokio iš dangaus, kažkokios, kad byrėtų maną, reikia patiems, skatino tą entuzijazmą seniūnijų, rajono žmonių. Visą laiką turėjo galvoje tą ėjimą į priekį. Aš, žinokit, tikiu, kad šitos žmogus, būdamas meru, padarys ko gero 10-eriopai daugiau darbų negu bet kuris kitas. Aš juo tikiu, aš su juo bendravau ir žinau, kad tai yra žmogus su giliu, globaliu ir mąstymu 10 ėjimų į priekį. Aš, Vytautas Zalieckas, 1,5 metų dirbau jums, mėly kraštiečiai, ir įrodžiau, manau, savo darbais, kad mes sugebam kartu pasiekti didelių rezultatų ir per ateinantį laikotarpį mes nuveiksim dar didesnius darbus.